sveikinu Jūs su astrologiniais kinų naujaisiais metais, tai yra medinės gyvatės metai 2025. Taigi šiandien noriu truputį nerti giliau apie simbolinę prasme ir tai, kaip daoistų filosofija aiškina šitas energijas, šitus elementus, šitas stichijas. Tai žinoma yra yin-jangas, yra moteriška energija, yra švelni, subtili, intuityvi, aptaki ir jinai susibalansuoja su vyriška energija. Tai yra veiksmas, tai yra veržlumas, tai yra galvojimas ir kitos vyriškos savybės. Tai yra iš principo du skirtingi poliai. Kaip yra diena, taip yra naktis, kaip yra dangus, taip yra žemė ir taip toliau. Taigi, šių metų energijoje mes turim medžio stichiją, tai yra medžio elementas, ir mes turime gyvatę, tai yra ugnies stichija. Jeigu pasižiūrėsime dabar į šitą dinamiką, tai yra maitinantis ciklas, nes 5 elementų sistemoje pirmiausia, arba kitaip pasakius, medis eina prieš ugnį. Tai reiškia, yra medis maitina ugnį. Tai turėti omeny reikia, kad, galima sakyti, pati energetika medžio, arba kitaip vadinama ta ir oro stichija, jinai maitins ugnį, maitins vidinę ugnelę. Taip kaip ir yra laužas, tiesiog gamtoj, jis čia taip suspraksėsim pirštais ir jisai nedega, reikia įdėti malkų. Tai šiais metais turime tą palaikyti ugnelę. Dabar metaforiškai ugnelė. Kas čia ta ugnelė yra? Tai čia ir yra klausimas jums, kas yra jūsų vidinė ugnelė. Ugnies stichija taip pat priklauso širdies organas, širdis. Tai kai mes gyvename savo tikrume, savo širdyje, tarsi tas širdies, ta meilės, ta tikrumo energija, jinai skleidžiasi į pasaulį, žmogus jaučia tokią pilnatvės būseną. Tai eina kalba apie tą vidinę ugnelę. Kuo jinai dabar dega, kuo jūs maitinate savo ugnelę, dėl ko, kas jūs išvis, kur jūs einate, kodėl reikia tos vidinės, gyvybinės ugnelės. Yra žmonių, kurie galbūt žino tai, yra žmonių, kurie kažką jaučia, bet dvejoja, ir yra taip pat pasiklydusių žmonių, kurie taško savo laiką, savo energiją ir ieško, nežino, ieško tų atsakymų, koks jų kelias, kokia jų kryptis, kas yra, kas juos uždega, kokia ta jų veikla, kokia prasmė. Tai šiais metais tam yra palaikymas. Dabar pati metų energija, tai yra 2 yin energijos, medis ir ugnis yin tipo. Tai reiškia, yra subtilesnė, labiau moteriška, intuityvi, švelnesnė, aptaki energija. Tai čia yra labai geras, sakykime, būdas, kaip išlaikyti balansą šiais metais. Todėl, kad šita energetika, jinai atneš pokyčių, ir atnešti gali labai tokių, ugdingų pokyčių, nes ugnis tai kas? Yra transformacija. Įdedame malką, iš malkos kas vyksta? Kūrėsi ugnis. Ugnis kaitina, reiškia keičiasi forma, vyksta tarsi alchemija kažkokia. Tai tas procesas yra kaitrus, reiškia yra kaitra, yra kažkokie pokyčiai. Tai kažko reikalauja iš jūsų. Reiškia, jeigu matysite, kad ateina tie pokyčiai, kažkokios situacijos, kažkokios galimybės, kažkokios tiesos vidinės, kaip jūs žaidžiate su ta energija. Arba kitaip pasakius, kaip mes žaidžiame su ugnimi. Tai čia viena svarbi tema šiais metais, nes tų transformacijų ir pokyčių bus. Tai yra tikrai stiprus metai, metaforiškai
sakoma, gyvatė nusimeta seną odą ir užsideda naują, auginasi naują. Tai šitoj metaforai, šitam simboliai yra kažkas ir apie šitos metus, ko maždaug galima tikėtis. Tai yra metai, kai tarsi reikia paleisti, užtuštinti seną ir priimti naują. Ne visada tai yra lengva, reikia per savo ego perlipti, reikia per pokyčius eiti. Tie pokyčiai gali būti iššūkiai. Per iššūkius reikia ryžto, reikia valios, reikia kantrybės. Ir šitos savybės padės tai pereiti, bet taip pat ir toks tas moteriškas, galbūt švelnumas, lengvumas, aptakumas, kad nesusikaustyti tose situacijose ir rasti tą tėkmę. Nes vyriškoje energijoje tai būtų tarsi kova prieš tuos pokyčius ir toksai spaudimas, praėjimas, nepasidavimas, veržlumas, veiksmas. Tačiau dalis pokyčių vyksta taip pat ir per moterišką energijos prizmę, tai pavyzdžiui stebėjimą, laukimą, radimą momento savo kažkokios galimybės. Na ir tą tokį lengvumą, galbūt intuiciją ir tokias savybės. Taigi balansas šiais metais pasidaro irgi labai svarbi tema. Reikia paklausti savęs, ką reikia subalansuoti gyvenime šiuo metu labiausiai, jeigu ateina tie pokyčiai. Tai dabar iš principo kitas dalykas, tai yra medžio stichija, yra apie augimą. Tai iš principo toks kaip gyvybės medis, aš mėgstu taip sakyti, nes medis, tai jisai šaknimis eina gilyn į požemį, kamienų laiko šakas. O kas yra šakos? Šakos tai yra tarsi tiltas į dangišką į pasaulį, į šviesą. Tai gyvybės medis įsijungia šviesą, dangišką šviesą ir požemį, ir tamsą. Ir jis iš esmės jungia tą visumą. Tai tokia yra medžio stichija. Jinai skatina tokį, galima sakyti, holistišką, visuminį augimą. Tai yra kartais toksai tarsi žengimas žingsnio atgal, kad matyti visumą, kad matyti tikrą perspektyvą. Tas pats kaip būti ant kalno ir matyti nuo aukštai viską. Dėl to ir sakoma, tai yra lyg ir oro stichija, tai yra ir tas aptakumas, mobilumas, plėtra. Bet tuo pačiu ta ugnelė padės nukreipti tą augimą į ten, kur reikia. Nes augimui tai naudojamos malkos. Jeigu per daug plečiasi, kažkiek tais bus nuimta. Jeigu ne ta linkme eisit, irgi gali, sakyti, ateiti labai aiškiai ženklai, kur jums reikia savo vidinę ugnelę uždegti, kur reikia nukreipti ją, o kur jums nepakeliui. Šiais metais gali viskas pasidaryti daug aiškiau. Gali būti tokio lengvumo tame, bet gali būti ir tokių ugningų pokyčių. Todėl reikia išlaikyti tą balansą. Pati gyvatė labai įdomus simbolis, nes gyvatė tai yra tokios mistikos, gyvybės, paslapčių, ezoterikos simbolis ir tokio tarsi tarpininkas, kaip mes čia turime yin yang, tą baltą ir juodą, ir turime tą vadinamą vidurinį kelią. Tai yra tas labai toksai, matot, labai subtili linija, kai mes einame tarsi ir per juodą, ir per baltą. Tai budizme tas vidurinis kelias yra labai svarbus taip pat, tačiau gyvatė, jinai tarsi mato ir tą pasaulį, ir tą pasaulį. Jinai yra tarpininkė tarp dangaus ir žemės ir kitų šitų pasaulių. Ir jinai renkasi, kada veikti labiau iš moteriškos energijos, kada veikti labiau iš vyriškos energijos. Tai reikia tą labai savyje pajausti, nes kiekvieno mūsų tas energetinis archetipas jis yra kitoks.
mes gimstame su juo, taip pat mūsų gyvenimo būdas, mūsų aplinka, mūsų savybės, mūsų veiklos tai veikia, įtakoja ir taip pat mes galime dirbdami su šitom energijom tai keisti. Kartais subalansuoti tiesiog vyrišką ir moterišką energiją kažkokiuose aspektuose. Tai čia yra irgi svarbi tema pagal tai, kokie pokyčiai ir kokios situacijos jums ateis. Jums tiesiog bus parodyta, ką reikia subalansuoti. Taigi, apibendrinsiu gal taip pat tiek. Žodžiu, šie metai, medinės gyvatės metai, tai yra permainų, tai yra tokio būdinimo metai. Tai yra metai, kai tarsi visata palaiko vidinį tą virsmą, žadinimą vidinės ugnelės, kažkokį tais prisiminimą, kas jūs, dėl ko jūs čia ir link kur jūs einate, į ką dedate savo laiką, į ką dedate energiją, ar iš tikrųjų ten dedate, ar laikas visą tą paleisti ir pradėti iš naujo, pradėti eiti savo širdies keliu, savo vidinės ugnelės keliu. Gal laikas uždegti ją iš naujo ir leistis į tą nuotykį. Na ir visame tame neužmiršti šių metų tos tarsi tokios gyvatės energijos, to išlaukimo, to stebėjimo, tos intuicijos, pajautimo, kada, kaip elgtis, subtilumo ir aplinkos jautimo. Tai šios savybės tampa labai svarbios ir linkiu šiais metais jas įvaldyti. Šiandien jaučiu bus tiek. Jeigu kažkas norėtumėte asmeninės 5 elementų savo archetipo analizės šių metų geroviai, kaip ją pritaikyti prie šių metų energetikos temose kaip sveikata, santykiai, jūsų jėgos zonos, silpnybės ir stipriosios pusės, taip pat tiesiog vidinis balansas, aiškumas, pilnatvės būsena, tai yra esmė, kurią padeda suprasti 5 elementų analizę. Galite tiesiog aprašyme rasti mano kontaktus, galite parašyti asmeninę žinutę ir mes pasižiūrėsime, kaip jums susibalansuoti. Taigi, ačiū, kad klausėtės ir linkiu tokių grakščių, aptakių ir budinančių 2025 gyvatės metų. Iki.